Valdydami maisto medžiagas ūkiuose siekiame, kad trąšos būtų naudojamos kuo efektyviau. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių – klimato sąlygų, dirvožemio, augalų poreikio ir vystymosi tarpsnio. Taip pat nuo trąšų formos, sudėties, taikomų technologijų. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dalyvauja europinėme projekte NutriCheck.net. Jo tikslas – optimizuoti pasėlių mitybą lauko kultūrose. Projekto metu sukūrėme 3 pakopų tikrinimo metodą, skirtą valdyti pasėlių mitybą. Šis metodas turi 3 etapus. Pirmasis – planavimas, antrasis – tikrinimas ir koregavimas ir trečiasis – galutinė peržiūra arba įvertinimas. Projekto metu bendradarbiaujame su ūkininkais ir konsultantais visoje Europoje. Siekiame įvertinti šio metodo naudą ir atrasti geriausias priemonės jo taikymui ūkiuose. Svarbiausia priemonė, kurią ūkininkai ir agronomai gali pasitelkti paskutinėme etape, tai derliaus maistinių medžiagų analizė. Derliaus maistinių medžiagų analizė padeda ūkininkams ir konsultantams nustatyti, ar pasėliai gavo pakankamai, per mažai ar per daug maistinių medžiagų, ar augalams pavyko jas pasisavinti. Remdamiesi rezultatais, ūkininkai gali apskaičiuoti maistinių medžiagų balansą, įvertinti savo tręšimo strategijų sėkmingumą ir, jei reikia, jas pakoreguoti. Mes bendradarbiaujame su ūkininkų grupėmis, atlikdami derliaus maistinių medžiagų analizę, kad galėtume tiksliau įvertinti jų tręšimo strategijas. Šiame video palyginsime azotinių trąšų panaudojimo efektyvumą žieminiuose kviečiuose Kėdainių rajono ūkiuose, taikančiuose skirtingas tręšimo strategijas. Pirmoji strategija – žieminių kviečių tręšimas rekomenduojamomis azotinių trąšų normomis, neatsižvelgiant į dirvožemyje esančias maisto medžiagas. Tokia daugelyje ūkių paplitusi technologija taikyta Laimio Baušos ūkyje. Antroji tręšimo strategija – tiksliosios technologijos, tai tręšimas kintama norma, atsižvelgiant į maisto medžiagų kiekius dirvožemyje, taip pat naudojant N-sensorius, kurie padeda tiksliau patręšti kviečius jų vegetacijos metu. Ši technologija taikoma Gyčio Šiušės ūkyje. Trečioji strategija – kiaulių srutų panaudojimas augalų rotacijoje. Kalio trąšos skiriamos pagrindiniai ūkyje auginamai kultūrai bulvėms, o žieminiai kviečiai tręšiami tik azotu. Periodiškai atliekami dirvožemio tyrimai, stebint maisto medžiagų pokyčius. Toks metodas taikomas Sauliaus Dambrausko ūkyje. Lygindami šias technologijas, vertinome azotinių trąšų panaudojimą ir ištyrėme pačius augalus, kiek azoto sukaupta žieminių kviečių grūduose, šiauduose bei šaknyse. Taigi, kokius rezultatus gavome? Ir pirmiausia, kaip pasiskirstė sukauptas azotas augaluose. Sauliaus Dambrausko ūkyje tiriamajame lauke žieminiai kviečiai iš viso sukaupė 255 kg azoto hektare. Didžiausia dalis grūduose 176 kg hektare arba 69% viso azoto. Šiauduose susikaupė 41 kg hektare azoto, o šaknyse 38 kg hektare. Tyrimai parodė gana tolygų azoto pasiskirstimą tarp derliaus ir likusios biomasės. Laimio Baušos ūkyje į dirvą įnešta daugiausia azotinių trąšų – 215 kg hektare. Iš viso žieminiai kviečiai sukaupė 233 kg azoto. Gana didelis kiekis – 60 kg liko šiauduose. Tai rodo, kad augalas ne visai tinkamai pasiskirstė resursus. Daugiau azoto nukeliavo į vegetatyvinę masę, o ne į derlių. Dėl to gautas ir mažesnis žieminių kviečių derlius – 7 tonos iš hektaro.